ZipFM. Taip sakei? Taip sakei. Jis sakė taip. Jis sakė taip. Pusė 9. Duotum mūsų treneriui, tipo? Ne. O kad tavo berniukas veikės, klauso, pavyzdžiui, tavęs, kaip tu dainuoji, kaip būni pas radistus. Gali perdalį gėmus, Dieve mano. A, čia tabu, žiūrėk, rolai, į skaudžią vietą įgėliam. Į silpnąją vietą, žinai? Ne, aš jį labai gerbiu, dėl to Dėl to jis neklauso. nenoriu jo įtraukti į mūsų nešvankybės. A, tai jisai net nežino, kad tu čia lankaisi. Nežino? Nu, žino, aišku, kad žino, kai draugai po to prieina ir sako. Arba tas su- brolis. Okei. Kažkaip užkimau Hebra, be dainuodant su jumis, čia, žinot, tas vokalas mano šiek tiek pavargo jau. Nepratęs tiek daug dainuot. Klausykit, paskambinam mergaitai, kuri šiandien švenčia gimtadienį. Bet neberandu aš jos. Ir dainuojam jai, kad ji yra viena ir vienintelė. Ne, dar nedainuojam, dainuosim vėliau. Dabar mes darysim kitą dalyką. Aš sakiau, jūsų vaidmuo. Tavo vaidmuo labai paprastas, Gabrielė, šitas bus. Kaip atsišaukti. Tiesiog Atsišaukti. atsišaukt. Geltona deimantai. Nu, pasiruošę vaidinti. Pirmą su klausimais, o po to jau įsijaučiat, kad tipo, aistra pagavo jūs netikėtai. Ir tiesiog, kodėl mano balsas toks? Dieve, negaliu patikėti. Seksualus. Labas vakaras. Ačiū Jums labai. Jums paskambino Evaldas Ivaškevičius iš Baltic tyrimo agentūros. Norėčiau užduoti keletą klausimų. Ar galiu? Kuo Jūs vardu esate? Taip. Andriau. Į kokį miestą aš paskambinau? Sakykit, Andriau, ar Jums Į Vilnių. teko būti? Į Vilnių. Ar galėtumėt prisistatyti, ar tiesiog pasakyti savo vardą? Ar Jūs pirkot, kad bus Asta, vibratorius? labai malonu, Asta. Ar jūs jau esate pilnametė? Ne, man tik 16. Supratau, labai gerai. Ar jūs lankote gimnaziją ar paprastą mokyklą? Iš šokolado. Gimnazija. Kiek maždaug šokolado galite Gimnazija. suvalgyti per parą? Asta, ar jūs turite vaikiną? Ar pasikeičia šokolado kvapas šokolado? Pradėjote santykius, tarkim, su vaikinuku prieš 2 metus, prieš metus, ar tik ne per seniausiai? O būtina atsakyti. Ne, tiesiog galit skaičiais pasakyti prieš 2 metus, tarkim, man nėra svarbu. Ačiū Jums labai už atsakymą. Nu, tarkim, ne per seniausiai. Ne per seniausiai. Jeigu tu nori su manim kalbėti neoficialiai, tai taip Tai ir sakyk. prašau, ar- Tada mes galime pakeisti tiesiog, nes aš Esate girdėję tiesiog noriu Tokį įvykį. kalbėti su tavim mandagiai labai, žinai, bet tas mandagumas, aš suprantu, kartais įsipareigoja taip kalbėti labai taip nejaukiai, ar ne? Tiesiog, vibratorius įdėtas į burną. Tai galim ir jis tiesiog gali pakalbėti taip išdaužyti paprasčiau, dantis visus. ar ne? Tai viskas gerai šiaip. Viskas gerai, ar ne, Labai už Asta? atsakymą. Asta, ar tu jau nupirkai kalėdinės dovanas savo artimiesiems? Kaip giliai jūs Šiaip- galit priimti Taip, bet... Nu, nuoskaudas? ką ten dapirkt, aišku. kokių ten- Ir ar jūs kerštingas? Supratau. Supratau. Ačiū Jums labai už atsakymus. Sekundę, aš pasižymėsiu. Ar Jūs kada nors keršydamas daužėt moteriai snukį? Aha, nėra tai buvę. Supratau. Ačiū Jums labai už atsakymus. Ačiū, Asta, kad palaukėt. O atspjauti bobą į veidą, čia yra kaip standartiškas kažkoks tai bairis. Kuriame mieste tai dažniausiai yra taikymas, kad taikoma kaip Gerai, aš atsisveikinimas? peržiūrėjau, kokius klausimus galėčiau jums užduoti, nes jūs esate dar nepilnametė. Kokioje Afrikos šalyje tai skaitomas kaip Taip, viso tai gero. Toksai. Realiai mes galime prieiti prie šito klausimo tada. Viso gero. Taip, toksai. Ačiū. Asta, kuri tau savaitės diena yra pati sunkiausia? Tvarko. O tai kaip Jūs galvojat, Manau, kaip jie, kad trečiadienis. ką reiškia, kai jie myža viens kitam į saują? Trečiadienis, gal galėtumėt pasakyti, Supratau. kodėl jums trečiadienis Taip, yra pats būtent, blogiausias? Pabandykite atspėti, ką jie dovanoja viens kitam Šiaip tai nežinau. vestuvių progą. Labai sunku keltis. Būtent. Sunku Ir keltis. Būtent. Šiaip užsiėmimus. Būtent. Jie eina vieni pas kitus į svečius ir Ar, palieka ten šokoladinį Asta, tu jau šūdų tortą. vartoji alkoholį? Būtent. Aš negeriu. Geras. Kaip sakai, negirdėjau. Nustokit juoktis. Ko Jūs juokit? Negeri visiškai, ar ne? Ar teko jau gyvenime panaudoti kokio nors psichotropinių medžiagų, narkotikų ir panašiai? Tokį posūkį. Ne. Pavyzdžiui. Nepanašiai, ne? Ji buvo tokia žiauriai negraži, kad į pasimatymus butelį vodkės atsinešdavo pati. Gerai, toliau pratęskime. Rimtai. Asta, ar tu sportuoji, aktyviai gyveni? Taip. Aha, kiek kartų per savaitę? Ateik pas mane. 4 kartus per savaitę. 4 kartus, tai gal yra kažkoks tai specialus, nežinau, tavo sporto šaka specialiai? Aš aerobiką lankau. Aerobika, okei? Yeah, Kiek mažyt. valandų per dieną?
Jūs. Kur tu buvai visą laiką? Jo, kiek kartų per dieną jūs treniruojatės? Tu treniruojasi? 4 kartus. Žiūrėk, aš specialiai. Valandų nuo jo paklausęs, Ai, prašau. valandų, po 2. Po 2, ar ne? O kaip tau patinka? Kiek tu sveri? Žemiau. Žemiau nori? 53 Čia? kg. 56. Augis tavo yra? Bambytės dar žemiau? 1,69 m. Aha, supratau. Gerai. Razinuotė. Gerai, keliaukime toliau. Ar tu šeimoje turi brolių seserų? Turi sesę. Mažiukai, žemiau, mažiukai. Turi, ar ne? Taip. Supratau. Ar neplanuoji, tarkim, atostogoms išvažiuoti į užsienį? Labai paprastai tave girdžiu, gal galėtum pasakyti? Planuoju Kur planuoji išvažiuoti? į Ameriką. Į Ameriką? Taip, pas sesę. Tai tau sesė Amerikoje gyvena, ar ne? Taip. Ar tu pasimsi kelionę berniuką savo? Ne. Ne. Keista labai. Per garsai. Kur garsai? Žinau. Man labai blogai tu girdiesi. O taip, va taip. Asta, ar tu mane girdi? Girdžiu. Kažkaip tu trukinėjai man čia, ar kas yra, aš nesuprantu. Tu namuose esi? Kas? Namuose tu esi, kur tu esi? Namuose. Bet gali būti, kad ryšys trikinėje, blogas ryšys. Buvau pamiršęs, kad tu graži noga. Versk. Asta, ar viskas gerai? Aš nesuprantu, mes negalim susikalbėti, ar kas yra. Viskas gerai. Man atrodo, kad tu tiesiog kažkaip nelabai aktyviai ir susikoncentravus esi. Ne, viskas gerai. Asta, kiek Nepasakiau. valandų... Mano maža kikšytė. Alio, klausau, striginė. Kiek valandų Facebook'e praleidai per dieną? Čiulkis Aš pasakiau. pas mane jungtas visą dieną. Nu, ta prasme, nuo kokių 2 iki pat vakaro. Kiek draugų turi? Facebook'e? Aha. O, išdykus. Gal 1400. Oho, 1400 ir tu visus pažįsti? Vairiukai nauji. Daugumą. Aš nepažįstamų nepriemu. O, dieve. Aha, 1400 žmonių, kuriuos tu pažįsti. Labai keistas reiškinys Lietuvoje, nes daugiausiai mes turėjome 900, tai buvo vaikinas. Gėjus. Asta, Paimki burnytę. Taip. Teisingai. dabar sekundę. Norėčiau garstyčių dabar iš tikrųjų. Norėtum garstyčium, Saulė? Alio, klausau. Asta, gali pasakyti Facebook'o grupės, pavyzdžiui, kokias esi Gal nori prilaikinus? šampaniuko? Nori šampaniuko? Nu, aš nepamenu, bet šiaip man atrodo. Nori šampaniuko? Davai vinelį. Nu, Nežinau. davai, vinelį. Kokio nori vinelį? Grupė yra tokie radistai, daugiausiai turinti tų userių, mes žiūrime Facebook'e. Ar esi prisijungus prie radistų? Esu. Labai gerai. Labai gerai. Labai gerai. Geras, ne? Gal 3 padarom, ką? O galim 3 mes. Man patiko irgi. We found love. Galim 3. Galima. Hopeless place. Labas, Asta, radistai. Labas. Labas. Radistai, radistės. 100 delniukų per užpakaliuką tau. Va, mes tau paskambinam. Kai jis užregistravo? Užregistravo tave Kristina. Kas yra Kristina? Klasiokė. O Klasiok. tau patiko, kaip mes mylėjomės? Tavai. Taip nedaryk dar. Nedarai, tikiuosi, savo vaikinukų dar taip. Daro jau. 16 metų. O ką, seni, 16? Ką aš? Asta, atsakyk. Asta, ar tu jau darai su savo vaikinuku tą, ką jie darė čia? Mama neklauso, nesjaudink. Darot? Ne. Nu, žiūrėk tu man. Bet prašo jau jisai. Kas? Jau klausėsi, ne? Labai fainas. Jis labai fainas, jis gal Labai gėjus. Tau taip atrodo. Jis tiesiog ramiai patiliukais masturbuojasi. Ja, aš ramiai. Super. Asta, geros kelionės į Ameriką. Ate. Labai. Visą gerą. Su Dievu. Visi savo vietoj. Have. Jūs ten įsivažiavam buvo. Čiulp man. Net pasižiūrėjau, žinai, išsiderinau taip lengvai, sakyčiau. Paimki burnytę.